Labadiena. Jau 6 metus gausios ir vaikus su negale auginančios šeimos Lietuvoje gali pasinaudoti šeimos kortelės teikiamomis naudomis. Teisę į šeimos kortelę turi daugiau kaip 44 tūkstančiai šeimų. Pirmąją kortelę naudojasi daugiau kaip 18 tūkstančių Lietuvos šeimų. Šiuo metu šeimos kortelės programoje dalyvauja daugiau kaip 300 partnerių. Neseniai Kaune įvyko iškilmingas šeimos kortelės partnerių apdovanojimas. Plačiau apie visą tai kalbamės su Socialinių paslaugų priežiūros departamento socialinių programų administravimo skyriaus vyriausiaja specialiste Rasa Žemaitė. Labadiena. Labadiena. Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo paslaugų ir edukacijos skyriaus vadove Kristina Mulevičienė. Labadiena. Labadiena. Ir nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus edukacijos skyriaus vedėja Justė Kutkienė. Labadiena. Sveiki. Pokalbį vedu aš, Sigita Zumerytė. Pone Rasa, priminkime dar klausytojams, kasgi yra ta šeimos kortelė, kam ji yra reikalinga, kaip ji atsirado iš viso Lietuvoje. Šeimos kortelės programa startavo 2019 metais. Jinai yra skirta šeimoms, kuriuose yra 3 ir daugiau vaikų, arba šeimoms, kuriuose auga arba yra slaugomi ir prižiūrimi vaikai su negale. Jos pagrindinis tikslas yra sukurti daugiau galimybių. Mes visada stengiamės atrasti būdus, kad šeimos rastų naujas vietas, sugalvotų naujas veiklas, išmoktų naujų dalykų, nes vis tik tai žinome, kad tiek gausios šeimos, tiek šeimos, kuriuose yra vaikas su negale, jos susiduria visą laiką su gerokai kitokiais ir didesniais iššūkiais, ir todėl tas galimybes atrasti tokiam šeimoms yra sunkiau. Tai šeimos kortelė tiesiog kuria galimybes. Ir Lietuvoje jinai atsirado kaip? Iš tarptautinių iniciatyvų pavyzdžių, iš tokių pavyzdžių kaip Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, buvo matyti, kad šeimos kortelės programos yra sėkmingai vystomos kitose šalyse. Ir ta idėja atkeliavo į Lietuvą, reikėjo gerokai pastangų, kad atsirastų šeimos kortelės įstatymas. Ir tas įstatymas, kai atsirado, buvo sukurta šeimos kortelės programa. Kilo labai daug diskusijų, kaip turėtų atrodyti, todėl kad kiekviena programa kiekvienoje šalyje yra visiškai skirtingo modelio, labai skirtingai taikoma. Tai iš tikrųjų Lietuvoje buvo pasirinktas tas toksai universaliausias turbūt būdas, peržiūrėjus visas esamas kitų šalių patirtis. Ir šeimos kortelės programa buvo sukurta taip, kad valstybės ir verslų bei įstaigų ir organizacijų sutelktinės iniciatyvos yra sunešamos kartu į bendrą krepšį. Ir tuomet iš to krepšio šeimos gali rinktis, ką jos nori iš tenai pasiimti. Kas yra šeimos kortelės partneris ir kaip juo tapti? Šeimos kortelės partneriu gali tapti visi juridiniai asmenys, kurie teikia vienokias ar kitokias paslaugas arba prekiauja prekėmis, kurios yra patrauklios šeimoms. Viskas, kas yra šeimoms aktualu, viskas ir gali būti šeimos kortelės partnerio privilegijų kontekste. Mes laukiame visokio dydžio, visokių paslaugų ir visokių prekių teikėjų. Laukiame kiekvieno juridinio asmens, todėl kad iš tiesų šeimų poreikiai yra be galo skirtingi. Šeimoms reikia pačių įvairiausių dalykų ir būna taip, kad prieš tampant partnerių sako, kad turbūt čia, mūsų nelabai aktuali ta mūsų tema arba tas mūsų sektorius, tai labai raginu pasvarstyti, ateiti ir pasiteirauti, todėl kad iš tikrųjų galima save nustebinti. Šeimoms reikia tikrai labai daug įvairių dalykų ir šeimos tikrai džiaugiasi, kai tų partnerių ateina pačių įvairiausių. Neseniai Kaune zoologijos sode įvyko labai nuostabus renginys. Buvo apdovanoti labiausiai šiemet prisidėję prie šios kilnios misijos partneriai. Kas tapo nugalėtojais? Tai jau tradicinis mūsų renginys, šiemet yra 6. Ir tradiciškai turime 4 nominacijas.
tai yra nominacija Ledlaužis, tiems, kurie pralaužia ledus ir tampa pavyzdžių kitiems. Tuomet yra nominacija Pramogos, tai yra už tai, kad prisideda prie daugiau galimybių kuriančių iniciatyvų šeimoms atrasti, pažinti, išmokti, pramogauti, viskas, kas susijęs su laisvalaikiu. Tuomet nominacija Ypatingieji, tai yra tie, kurie arba labai ilgą laiką yra su mumis, arba labai dosnūs tais metais, arba kažkaip kitaip ypatingai pasižymi būtent tais metais. Ir tuomet yra nominacija Virtualieji, tai yra tie, kurie sukuria daugiau galimybių naujame, moderniame, skaitmeninėme pasaulyje. Ir šeimos atranda skaitmeninį internetinį pasaulį būtent per tas galimybes. 4 nominacijos, kiekvienoje nominacijoje 3 nominantai. Kalbant apie Ledlaužį, kadangi tai jau yra pirmoji pralaužianti ledus, nominuotos šiemet buvo 3 įmonės ir įstaigos, tai yra uždaroji akcinė bendrovė Atostogų parkas, nes šiemet atėjo su ypatingai dosniu pasiūlymu ir taip pat bendradarbiauja su mumis jau beveik nuo programos pradžios. Taip pat Kauno turizmo informacijos centras, nes tai yra pirmasis ir vienintelis kol kas partnerystėje esantis turizmo informacijos centras, ir Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodas. Tai yra mūsų ledlaužiai. Botanikos sodas taip pat yra vienintelis ir pirmasis, todėl iš tikrųjų laužia ledus ir griauna sienas, žinote. Keičia požiūrį. Tuomet yra nominacija Ypatingieji. Nominuoti buvo Mažoji bendrija matematikos mokykla, kuri yra su mumis nuo visiškai pat programos startavimo pradžios. Tuomet yra uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos parodų ir kongresų centras Litexpo, taip pat dalyvaujantis programoje visiškai nuo pačių pirmų dienų ir teikiantis ypatingas privilegijas, sukuriantis daug labai galimybių šeimoms. Taip pat šitoje nominacijoje yra 2 nominantai, kurie buvo nominuoti į vieną ir tą pačią nominaciją arba vietą, pavadinkime taip. Tai yra kooperacijos priekybos tinklų atstovai iš Trakų kooperacijos priekybos ir Ukmergės vartotojų kooperatyvo. Nominacijoje Pramogos 3 nominantai, kaip minėjau, už galimybes patirti, pažinti ir išmokti. Tai yra akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai, bet šį kartą ne geležinkeliai, ne patys traukiniai, o geležinkelių muziejus, kuris yra tikrai svarbus rimtas partneris. Ir labai džiaugiamės, kad prisijungė prie mūsų visai neseniai. Šiuolaikinio meno centras, biudžetinė įstaiga, taip pat yra labai svarbus ir brangus mums pramogų kontekste, nes, iš tikrųjų, muziejai yra tikrai svarbus. Ir tuomet 3 nominantas yra biudžetinė įstaiga Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus. Ir paskutinė nominacija Virtualieji. Virtualiųjų nominacijoje skaitmeninės erdves šeimoms atvėrė uždaroji akcinė bendrovė Bitė Lietuva, nes turime Labas privilegijas ir dabar Bitė Lietuva sako kiekvienai šeimai labas, tai pasižvalgykit, pažiūrėkit, ką jie siūlo. Taip pat uždaroji akcinė bendrovė Not Baltic, kuri teikia įvairiausias skaitmeninės apsaugos paslaugas ir, iš tikrųjų yra labai aktualūs dabartinėme nesaugiame skaitmeninėme pasaulyje. Tai būkime saugus su jais. Ir tuomet uždaroji akcinė bendrovė Eurovaistinė. Eurovaistinė nominuota virtualiųjų nominacijoje dėl to, kad tai yra bene vienintelė vaistinė turinti elektroninę parduotuvę, kurioje irgi veikia šeimos kortelės privilegijos. Jie patys buvo maloniai nustebinti, o mes jį nustebinti labai mėgstam. Tai tiek tų nominantų, o kalbant apie laimėtojus, laimėjo virtualiųjų nominacijų laimėjo Eurovaistinė, pramogų nominacijoje laimėjo Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus, ypatingųjų nominacijoje laimėjo Mažoji bendrija matematikos mokykla ir
ledlaužio nominacijoje laimėtojas yra Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodas. Tai tiek tų nominantų ir tiek tų naujienų. Ir labai džiaugiamės iš tikrųjų, kad partneriai dalyvauja mūsų programoje. Be partnerių dalyvavimo šeimos kortelė būtų tiesiog tuščias plastiko arba mobilaus įrenginio reiškinys. O dabar turime ją tokį pilną, gražiai užpildytą turinio, partnerių yra 316 dabar, taip pat kortelė veikia Latvijoje ir Estijoje, labai intensyviai Latvijai dirba ir turime tikrai daug privilegijų. Jeigu keliausite į Latviją, nuvykite tenai, tai naudojusi proga ir dėkoju ne tik tai nominuotisiems, bet kiekvienam partneriui, kuris jau yra programoje, kiekvienam partneriui, su kuriuo jau deriname partnerystės sutartis, ir kiekvienam partneriui galbūt potencialiai svarstančiam, kad štai nuo šios dienos pagalvosiu, kad galiu būti naudingas ir kurti galimybę šeimoms kartu. Kaip mes girdėjom, nominacijoje Ledlaužis šiemet laimėjo Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodas. Ir tai pirmas botanikos sodas partneris. Pone Kristina, papasakokite apie botanikos sodą. Galbūt ne visi žino. Tikiuosi, kad girdėjai yra daug, bet apsilankę gal ne visi Lietuvos žmonės. Taip, tai iš tiesų Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodas yra įkurtas jau prieš 100 metų. Nuo 1923 metų veikia. Tai tikrai vienas didžiausių ir gausiausių kolekcijų skaičiumi botanikos sodas Lietuvoje. Tai iš tiesų tie, kurie dar neapsilankė, tai maloniai kviečiami čia atvykti, nes pas mus yra ne tik kolekcijos, bet vyksta ir kultūriniai renginiai, vyksta edukacijos, įvairiausios pramogos, įvairiausio amžiaus žmonėms, šeimos nariams. Na ir turime oranžeriją, kuri turi savo šūkį "Čia nebūna žiemos". Tai iš tiesų, jeigu norite žalumos žiemą, tai aišku, kad oranžerijoje galite ją rasti, čia šilta. Be to, nuo spalio mėnesio visą tą vėsųjį laikotarpį pas mus plazdena tropiniai drugiai, gyvi tropiniai drugiai. Tai ši paroda irgi pritraukia daugybę lankytojų ir manau, kad irgi ir didelėm ir mažiem yra įdomu pamatyti, kaip drugiai ritasi. Mes pasakojame apie visą ciklą, apie lėliukes, rodome, kaip jos gali būti auginamos, kabinamos, kokių sąlygų jiem reikia. Tai čia toks mūsų artimiausias pramoginis renginys visai šeimai. Na, o pavieniams lankytojams tai be abejo auksinis ruduo, ryškios spalvos, tai be abejo visi kultūriniai renginiai, kurie artimiausiu metu vyks, tai yra paruošti ne tik tai šeimos kortelės turėtojams, beje, jiems vėlgi per tą 100 metų mes šeimos kortelės dalyviais, nariais tapome ne taip senai, bet ko gero turėjome tam pribręsti, nes mes atnaujinome takus, pritaikėme įėjimą, jau galima ir į oranžeriją įvažiuoti ratukais, tai yra tom šeimom, kuriom yra sudėtinga patekti, tai vėlgi sąlygos yra pagerintos tiem, kurie turi neįgaliuosius vaikiukus, tai vėlgi takai jau yra pritaikyti ir jau galime mes juos kokybiškai priimti. Tai vėlgi, matyt, tam turėjome pribręsti. Ką jums reiškia šeimos kortelės apdovanojimas šitas? Tai iš tiesų, pirmiausiai, tai maloniai nustebino, tikrai. Mes turėjome labai rimtus konkurentus, tai manau, kad šis apdovanojimas kartu yra ir toks pasipuikavimas prieš kitus botanikos sodus arba kolegas. Labai raginame ir juos jais tapti, nes iš tiesų tai botanikos sodai, manau, kad visi turėtų būti šeimos kortelės programos dalyviais, nes gamta, žaluma, gamtos pažinimas, tai manau, kad tikrai yra geriausia vieta, kur geriausiai gali mokyti savo mažosius vaikus, gali atvažiuoti ne tik tai pasivaikščioti, bet ir pabūti, gali piknikauti, gali tiesiog visą dieną praleisti
bet kokiu oru. Tai raginu kolegas iš kitų botanikos sodų būtinai prisijungti ir jau kitais metais bandyti gauti nominaciją. Kokias jūs naudas teikiate šeimos kortelės turėtojams? Tai šeimos kortelės turėtojams šiemet kartu su startu mes teikiame visiems šeimos nariams vieną kainą, tai yra vienas žmogus, vienas lengvatinis bilietas, tai yra 3 eurai. Bet kadangi vėlgi mes turime įvairiausių renginių ir įvairiausių paketų ir bilietų ir įvairiausių edukacijų, tai aš manau, kad tai yra tik tai startas ir galvoju, kad tą šeimos kortelę mes papildysime kitais pasiūlymais šeimoms ir manau, kad tai tikrai bus aktualu. Na, o prieš tai mes jau prieš keliarius metus esame turėję šeimos bilietą. Tai po to, kad dėl visokiausių bilieto dėgymo subtilybių mes likome tik tai su 2 bilietų kategorijom, tai yra suaugusiojo arba standartinis bilietas ir lengvatinis, tai mes gaudom labai daug užklausų. O kaip šeimos? O ką daryti šeimom? O kur šeimos bilietas? Tai ir štai mes dabar turime šeimos kortelę ir tai yra tiesiog to šeimos bilieto analogas, tai kviečiame pasinaudoti. Jūs ypač sužavėjot mane su oranžerijom. Aš galvoju, ką daryti, kai žiemą taip niūru, šalta, pasirodo, reikia važiuoti į Kauną, į botanikos sodą. Taip. O mane savo naujais pažadais. Žinokit, jau dabar lauksime. Taip, manau, kad supakuosime, nes iš tiesų ta pati oranžerija, tai tikrai mes ten nebūna žiemos. Tai prašom. Šiemet nominacijoje pramogos laimėjo Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus. Kaip mes žinome, šiemet yra Čiurlionio metai, jūs tikriausiai turit labai daug darbo šiemet. Taip, tai iš tikrųjų atreaguojant, metai pakankamai džiaugsmingi, švenčia visa Lietuva, ne tik Lietuva, bet ir pasaulis. Turime pačių gražiausių bendruomeninių iniciatyvų, turime pačių gražiausių iniciatyvų, kurios atkeliauja pas mus iš mokslo, meno, švietimo sektoriaus, iš tikrųjų netgi iš pačių mažiausių žmonių bendruomenių, visi nori švęsti, daryti dalykus ir juos švęsti kartu su mūsų būtent muziejumi pas mus. Tai užimtumas yra labai didelis ir atsiprašome iš karto visų tų, kurių dėja, bet nespėsime priimti šiais metais, nes jau užsakymai keliauja į gruodžio mėnesį visi projektiniai, bet norime pasidžiaugti, kad vyriausybė patvirtino programą ir 25 metais mes nepabaigsime švęsti Čiurlionio 150-ųjų metinių, jūs puikiai spėsite savo veiklas įgyvendinti ir iki 26 metų pabaigos. Tai tikrai nebijokit, jeigu nespėjate rugsėjo 22 minėti Čiurlionio gimtadienio 150-ojo, tai jį galėsime paminėti ir visus ateinančius metus. Papasakokite trumpai apie jūsų muziejų. Tai visų pirma, mūsų muziejus tai yra kaip viena didelė graži šeima. Turime didelį tėtį, tai yra Centrinius Čiurlionio rūmus, 1926 metai, kur yra sukauptas visas Čiurlionio kūrybinis palikimas. Tai yra daugiau negu 300 tapybos darbų, muzikiniai kūriniai bei rankraščiai, taip pat laiškai, atvirlaiškiai, grafikos darbai. Ir visą tai saugome po Čiurlionio palikimu. Memorialinius namus taip pat apjungiame, kurie yra Druskininkuose, taip pat memorialiniai namai Kaune, Adelės ir Pauliaus Galaunių namai, Zikaro namai, Liudo Truikio namai, didžiosios mūsų galerijos Žilinsko galerija bei Kauno paveikslų galerija, tai viso jau suskaičiavome 10 brolių ir seserų, lygiai taip pat kaip tas mūsų Čiurlionis iš 9, tai mūsų pastate yra administruojamų 10, tarp kurių yra ir istorinė prezidentūra. Tai iš tikrųjų muziejus užsiema labai plačia, aktyvia edukacinė, leidybinė, populiarinimo veikla, bet turbūt svarbiausias akcentas, kuo dabar užsiema mūsų muziejus pastaruosius 5 metus, tai yra kuo platesnis prieinamumas ir atvėrimas kuo didesniam auditorijom lankytojų. Iš tikrųjų pastarieji 3 metai buvo skirti
labai plačiai dirbti su žmonėmis turinčiais pačius įvairiausius poreikius ir įvairias negalias, arba kaip aš dažniau sakau, įvairias galias. Tai yra, turime keletą projektų skirtų su čiurlioniu susietų, skirtų neregiams. Taip pat prieinamumą pritaikė muziejų pilotiniai muziejus kiekvienam, ir mūsų muziejus Centriniai rūmai yra pasiekiami įvairių poreikių turintiems žmonėms, didelėms šeimoms, kuriuose dar mažyliai sėdi vežimėliuose. Tai be proto džiaugiamės, kad ši iniciatyva su šeimos kortele buvo kaip startas, nes iš tiesų dar 20 sausį nebuvo jokių minčių, ką mes galėtumėm nuveikti tiek plačiai. Tai šeimos kortelėje esam dėkingi už tą pradžią. O ką jums reiškia apdovanojimas šeimos kortelės? Tai tapti nominacijos pramogos 2025 nugalėtojų mums yra kaip muziejų didelė garbė ir įvertinimas, kuris parodo, kad einame teisingų kelių. Šis apdovanojimas tai ne tik mūsų muziejaus komandos pasiekimas, bet ir visų šeimų, kurios drauge su mumis atranda čiurlionį, ir manau, kad tai yra buvimas šeimos kortelės partneriais mums taip pat reiškia atitikimą ir tarptautinius prieinamumo standartus, galimybę pritraukti papildomą finansavimą kaip organizacijai, o svarbiausia tai būdas tęsti čiurlionio šeimos dvasią ir tradiciją, dalintis kultūra ir įkvėpti naujas kartas. Kokias naudas ir nuolaidas turbūt teikiat šeimos kortelės turėtojams? Tai pirmiausia, iš šeimos perspektyvos pasakysiu labai paprastai ir finansiškai, žemiškai. Muziejaus bilietų kainos yra pakankamai aukštos. Padaliniuose lankymas kainuoja, įėjimas šeimai kainuoja suaugusiam žmogui 10 eurų, vaikam bilietas 5 eurai. Tai yra milžiniška suma gausesniems šeimom. Todėl šeimos kortelių turėtojai pas mus muziejų lanko ir jo padalinius visiškai nemokamai. Tai vadinasi, kad ateina vienas šeimos narys ir jisai parodęs kortelę su visa šeima lankosi nemokamai. Nesvarbu, šeimoje būtų 5, 6 ar daugiau asmenų. Mes žmonių neskaičiuojam. Tai per tą laiką galima turbūt būtų įvardinti, kad šeimos kortelė Centriniuose rūmuose per pastaruosius, mes esam 6 metus partneriai šeimos kortelės, tai apsilankė 1056 kortelių turėtojai, ir šitą sumą mes tikrai galime dauginti 3, 4 ar net kelis kartus, nes lankytojų po apačia kiek tenai buvo, mes tikrai neskaičiavome. Tai tikrai džiaugiamės dėl to. Tai finansinė nauda ir be abejo praktikinė būtų šeimai, o mums kaip muziejui be abejo taip pat yra privilegija būti šeimos kortelės turėtojais, nes kaip žinia, muziejaus paskirtis yra ugdyti visuomenę, skatinti kultūros prieinamumą, įtraukti įvairias socialinės grupės. Ir ši partnerystė leidžia suteikti nuolaidas mums kaip organizacijai ir nemokamai įėjimą šeimoms, kurios patiria finansinius iššūkius, taip pat mažina socialinę atskirtį ir užtikrina, kad kultūra būtų prieinama visiems, nepriklausomai nuo socialinės padėties. Auditorijos plėtra ir lojalumas. Nereiktų pamiršti, kad dalyvavimas programoje pritraukia mums naujas auditorijas, tai didina lankytojų srautus, skatina be abejo grįžtamumą, kas nemokama dažniau yra vartojama. Ir prieinamumas. Tai jeigu mes taip gražiai viską apibendrintumėm, tai finansinis prieinamumas ar ne, informacinis prieinamumas, nes plačiai sklinda žinia ir apie tai, kad gavome apdovanojimus, ir apie tai, kad galima naudotis. Tada kultūrinė įtrauktis ir atitikimas ICOM gairiams ir tarptautiniams muziejų standartams. Tai turbūt mums naudos beprotiškai taip pat yra didelios, lygiai taip pat kaip gaunančioms šeimoms. Ponia Rasa, kas gali gauti šeimos kortelę? Šeimos kortelė yra skiriama toms šeimoms, kuriuose yra 3 ar daugiau vaikų. Jeigu šeimoje yra buvę skyrybų, tai šeimos kortelės turėtojų lieka tas iš tėvų, prie kuriam yra teismo sprendimu priskirta vaikų gyvenamoji vieta. Jeigu po tokių skyrybų yra sukuriama nauja šeima, tai vaikai toje šeimoje yra sumuojami ir mes galvojam, kad tai yra labai svarbu matyti tą šeimą kaip vieną vienetą ir nedalinti jų į tas buvusias
Taip pat šeimos kortelę gali turėti šeimos, kurios yra gausios dėl to, kad užaugę broliai ir seserys vis dar mokosi. Tai jeigu vaikai mokosi iki 24 metų universitete, profesinėje, jeigu mokosi Lietuvoje ar mokosi užsienyje, vis tiek tas vaikas yra laikomas šeimos kortelės šeimos nariu. Ir drąsiai galite teikti prašymus ir tikrai gausite šeimos kortelę. Žodžiu, bendras skaičius vaikų turi būti ne mažiau negu 3, nuo 3 startuoja. Taip pat šeimos kortelės turėtojais gali būti šeimos, kuriuose auga arba yra slaugomi prižiūrimi vaikai su negale. Negalės lygio mes netikrinam. Jeigu yra konstatuota, kad tai yra, tai tiesiog taip ir galvojame. Vaikai iki pilnametystės tiesiog gauna, laikomi šeimos kortelės šeimų nariais, jeigu yra negale. Kai vaikas suauga virš pilnametystės, tai prašome pateikti slaugos ir priežiūros įrodymus. Kitaip sakant, manome, kad vis tik yra tokių vaikų mūsų visuomenėje, kurie dėl savo negalės vienokios ar kitokios, arba kaip gražiai sakė, galių, iš tos vaikystės taip ir neišauga. Tai turime ir tokių žmonių, ir jiems taip pat reikia įvairiausių galimybių ir paslaugų. Dėl to šeimos tikrai susiduria irgi su pačiais įvairiausiais iššūkiais. Tai tokiu atveju, kai yra slauga ir priežiūra ir vaikas gyvena kartu su tėvais, vaiko amžius yra netikrinamas. Tiesiog, jeigu toks faktas, kad su tėvais gyvena vaikas, kuris turi negalę ir jam reikia slaugos ir priežiūros, tai šeimos kortelė yra suteikiama visai šeimai. Negalės atveju, beje, šeimos kortelės turėtojais tampa visi šeimos nariai. Jeigu vaikui yra negalia, tai tokiu atveju mes galvojame, kad visai šeimai reikia tam tikrų papildomų galimybių ir jas suteikiame labai noriai. Kaip gauti šeimos kortelę? Visa informacija apie šeimos kortelę yra skelbiama šeimos-kortelė.lt svetainėje. Ji yra oficiali, viskas veikia tiksliai taip, kaip ten parašyta. Prašymą galima pateikti per socialinių paslaugų informacinės priežiūros sistemą, kitaip sakant, liaudiškai visi mes ją žinome kaip SPIS. Jeigu nesinaudojate internetu, tuomet galite prašymą pateikti rašytinį, jį atsiųsti užpildytą paštu į departamentą, padėti gali tą prašymą užpildyti socialinių paslaugų priežiūros skyriai, tai yra arba socialiniai darbuotojai, tie žmonės, į kuriuos kreipiatės, kai jums reikia vienokių ar kitokių socialinių paslaugų. Dėkoju Jums už pokalbį. Apie šeimos kortelę kalbėjomės su socialinių paslaugų priežiūros departamento, socialinių programų administravimo skyriaus vyriausiaja specialiste Rasa Žemaitė, Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo paslaugų ir edukacijos skyriaus vadove Kristina Mulevičienė ir Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus edukacijos skyriaus vedėja Justė Kutkienė. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.